Pirmasis reportažas šiandien apie Mastaičių pagrindinę mokyklą. Vėl prisiminsime naujosius metus, prisiminsime, kaip mes juos atšventėme ir pamatysim, kaip juos atšventė Mastaičių pagrindinės mokyklos moksleiviai. Sveiki, aš esu Ingrida. O aš Gineta. Mes esame Mastaičių pagrindinėje mokykloje. Girdėjome, kad šios mokyklos mokiniai Kalėdas švenčia negyvenamoje saloje. Taigi pažiūrėkime. Mokykloje knibždėjo snieguolėmis, kalėdų seneliais, įvairiais gyvūnais, hip-hopo šokėjais, scenos žvaigždėmis ir žinoma, salos gyventojais persirengusių mokinių. Visi jie buvo geros nuotaikos, ne tik todėl, kad šią dieną prasideda atostogos, bet ir todėl, kad renginio metu sužinojo neblogą naujieną. Viena įmonė mokyklai dovanojo 10 000 litų, o tai reiškia, kad mokiniai gaus daugiau kelionių. Padėkodama už tokią dovaną, mokyklos direktorė viešniai padovanojo kelis gražiausius mokinių rankų darbo kūrinius. Prasidėjo renginys. Klasė po klasės lipo ant scenos ir pateikė savo pasirodymus, kuriuos patys mokiniai sukūrė. Be mokinių pasirodymų renginyje buvo išrinktos 3 gražiausiai papuoštos klasės, vaikinai šoko breiką, o muzikos būrelį lankantys mokiniai dainavo. Pabaigoje visos klasės gavo po didelį saldainių maišą. Ar ilgai repetavot savo vaidinimą? Nelabai. Šiaip daug iš pamokų, kad išeitų. O ar kilo nesutarimų, kuriant šį vaidinimą? Daug, bet paskui mums padėjo mokytoja tokia, kuri čia nebedėsto. Šiuo kalėdiniu renginiu diena mokykloje nesibaigė. Po jo vyko diskoteka, kurioje 3 valandas šoko ne tik mokiniai, bet ir šiek tiek pašoko mokytojai.